Sveiki, aš Eglė, Sektorpanė ir šiandien mes susirinkam kiek kitaip pasišnekėti, padiskutuoti iš tos paprastos, iš to paprasto žmogaus pusės, kaip jam atrodo. Karočių žmogus. Aš jau laikiausi, net. Sveiki visi, aš Eglė, Sektorpanė ir šiandien susitikom kiek kitaip tiesiog padiskutuoti su kitais sektoriečiais apie tai, kas yra svarbu. Labai daug reikalų yra pasikaupę krepšinio pasaulyje, konkrečiai kas susijęs su Lietkabeliu. Tai tiesiog iš tų pusės turim tai, kas jums yra, kas aš žinau. Sveiki visi, aš Eglė Sektorpanė ir šiandien mes susitikom su draugais sektoriečiais kiek kitaip, pakalbėti iš paprasto žmogaus pusės. Labai daug reikalų prisikaupė tiek su Lietkabeliu susijusi ar ne, krepšinio pasauliu, tai norim tiesiog iš to paprasto žmogus pusės ir pakalbėti. Šiandien su manimi kiti sektoriečiai, tai yra mūsų mentorius, vadovas, šiaip fainas žmogus Aurimas. Sveiki visi. Po dešinę žmogus rock'n'rollas, gazuotas kaip mineralinis, tai Vytukas. Pavadinimu Vytukas ir toliausiai nuo manęs, tai žmogus, kurį ir daugiausiai ir mažiausiai matyt pažįsta, tai mano vyras Vidmantas. Sveiki. Tai ką, nuo ko pradėti, ar ne? Galbūt, čia pertraukiu, atsiprašau, galbūt pradėkim nuo to, kad paaiškinkim žmonėm, ką mes čia veikiam, ką mes čia sugalvojam per projektą. Tai dar vienas iš mūsų projektų, kurių pas mus tikrai labai daug. Tai mes nesam krepšinio ekspertai, mes nesam kažkokie profesionalai, mes tiesiog esam draugų kompanija Lietkabelio fanų palaikymo X-Sektor grupės. Ir sugalvojam padaryti tokį projektėlį, podcastą, kurio metu mes tiesiog apžvelgsim, padiskutuosim. Išsakysim savo nuomonę. Jo, savo nuomonę, tai paprastas žmogaus akise. Kaip. Ir šiaip linksmai pasėdėsim. Taip. Tai čia būtiniausiai. Tai gal ir pradedam nuo to, kad sutikit su to, kad mums šiek tiek jau yra prikliuota etiketė, kad mes esame kitokie, nei tarkim lyginti su kitų fanų klubais. Ir noriu jūsų paklausti jūsų akimis, tas išskirtinumas, kuo jis pas mus pasireiškia, kodėl mes šiaip tikrai esame išskirtiniai, kitokie ir mes visai už to irgi kabinamės ir bandom tokiais būti. Pirmoje eilėje mes visi daugumą su šeimom, su antrom pusėm, su vaikais, su močiutėm, seneliais, daug to amžiaus skirtumo. Iš tikrųjų labai gražu tai, kad nuo mažų iki visai iš tikrųjų ir nepabijokim to žodžio senų žmonių, tai turime įvairių ar ne ir visi, kad ir čia, kurie sėdi prieš kamerą, visi su antromis pusėmis iš tikrųjų dalyvavom visoje sektorio veikloje. Jo, ir labai daug darom užkulisinių dalykų, labai įsitraukę esam ne tik į komandas, į Panevėžio veiklą. Jeigu kas dar nežino, tai pasiekėm Lietuvos rekordą. Tai apie tai gal šiek tiek vėliau biškutį padiskutuosim, kaip taip viskas gimė, kokia mintis ir ką pasiekėm to. Šiaip tai jo, unikalus mes, unikalus. Kiekvienas gal gali dar prisiminti iš tų tokių, daug dalykų, darbų ar ne, per metus laiko nuveikta yra. Man tai pavyzdžiui labai asmeniškai tos krepšinio lentos Panevėžyje atnaujinamos ir tikrai esam ir per žinias parodyti, ar ne, su ta mintim. Ne vieną kartą, tai tikrai labai gražu ir labai fainas dalykas, ar ne, jau toks konkretus. Gal jūs dar kažkokį turit pavyzdžių, gal šitą norit parutuliuoti? Jo, gal galima apie krepšinio lentas daugiau padiskutuoti. Čia buvo įdomus projektas mūsų sugalvotas, kad, Panevėžys tikrai nėra krepšinio miestas, nėra čia ne Vilnius, čia ne Kaunas. Čia... Šalia pas mus daug kitų sporto šalių. Jo, ta prasme ir kažkaip tas krepšinis toks mirštantis reikalas gal Panevėžy, ta prasme ir to jaunimo gal netiek daug įsitraukia, kiek norėtųsi, kad įsitrauktų, bet kai dar kiemuose vasarą vaikas kamuolį mušinėja ant šaligatvio dėl to, kad jis ten net neturi ką mesti tą kamuolį, nes krepšių nėra. Tai gera buvo tada šovė mintis, kad padaryti, atnaujinti, sutvarkyti, renovuoti tas lentas. Tai tas Plius kiemuose, kai stovi tik tais stovai, be lentų, be krepšinio. Tai pasidarom, mašinom pasistatyti vietą. Tai aš prisimenu, aš būdamas vaikas, mes tvarkėm vieną krepšinio lentą savo kieme
Tai tik dabar jin buvo pakeista. Tai čia kiek metų, ta prasme, jinai jau buvo. Tai atgyvenus, kai mes ją tvarkėm, nes jinai jau buvo prastos būklės. O dabar, ta prasme, jinai, sakykime, po kokį 30 metų jinai tik pakeista. Tai... Jo, ir, pavyzdžiui, mes kai augom, tai nuo pat tada, kada sniegas nutirpdavo, nu nežinau kaip kitiem, bet pas mus kieme tai būdavo, taip tik sniegas nutirpsta, nu ten koks nutirpsta, ten dar ne visai net nutirpsta. Tai mes jau su piršniam, su kamaliais jau į tą kašą, žinai, mėtam ir ranka šlapės, išsigrėžia tas piršnės ir toliau, žinai. Dabar vaikam nėra to, nėra. Tai dabar X-Sector dėka bus. Šitą atsimenat, pati pirma lenta, kai buvo nuotykiai, turėjom, policija buvo iškviesta. Ir tikriausiai visi vaikystė esate tą išgyvenę, kad kai pradeda mušinėti kokią piktą kaimynę pro langą, jau reikia, čia neduodi man mėgoti ar kažkas tokio, tai čia matyti irgi, ar ne, buvo tokių žmonių, kurie... Būtent išsigando, kad čia sako, mums neduos ramiai mėgoti. Taip, atrodo. Pradės žaisti kieme, ne viename pradės žaisti. Nu, tai specialiai soliukus atsimenu, nuimdavo, kad nesėdėtume galutinės. Taip, iš tikrųjų atrodo toks geras ir gražus darbas, bet jisai iš kitų žmonių vis tiek sulaukia tokias neigiamas galbūt, bet tai čia normalu, čia yra žmogiška. Kas dar iš tokių akcijų, jeigu trumpai apibėgant, ar ne, esam... Jo, mes šiaip labai daug, kur senelių namus esame aplankę, vežėm lauktuvės, mes šuniukų. Gyvūnus labai mėlėm iš tikrųjų. Globos namus lankėm ne kartą. Daug labai pas mus. Ten realiai viską prisiminti čia jau. Tai būtų sudėtinga. Vienas dalykas, mes įsikūrėm. Lovągi padovanojom žmonėms. Jo, lovą, spintą, stalą, pirkam naujus baldus. Pianinas. Čia pas mus čia. Vienas dalykas, ką mes įsikūrėm gruodžio 3 praeitais metais. Tai mes per metus nuveikėm tiek, kad kai kuriem per daug metų nepavyktų to nuveikti. Ta prasme, žmonės įsitraukia, žmonėm įdomu, žmonės nori, nu ir mes tai darom, važiuojam priekį. Svarbiausia, geri tie pravadyriai, kurie išduoda. Yra pas mus protingų daug žmonių iš tikrųjų, labai daug veiklių, kurie nori įsitraukti tą veiklą, tai sugebam kažką padaryti. Dabar daug projektų priekį yra. Krepšinio lentos, tai Panevėžy ateity bus visos pakeistas, kurios reikalauja pakeitimą. Ir jau ne tik lentos. Jo, čia palikim dar. Paslapty. Bus viską, X-Sectoriaus fanai, kaip pasakysim, paprastai, panevėžietiškai juda, užėdėsim, nes čia dar gerai. Jo, labai gerai pasakyta. Taip, kaip sakai, Aurimai, X-Sectoriaus, bet, bet ir pats paminėjai, kad, mes tik metus švęsim, ar ne? Ir turime dar truputį tokį šešėlį, kad mus šiek tiek maišo ir vis tik mes pasakykim, kad esam šiuo metu tą 104 sektoriaus valdytojai, fanai, kur mes duodam tą jėgą, mes darom tos gerus darbus. Jo, labai daug Panevėžy gal net nežino dar, kad Panevėžy yra 2 fanų grupės. Taip. Praeitais metais lapkritį buvo prieš tai 1 fanų grupė ir joje priklausė mes visi, bet taip susiklostė, kad jinai griuvo, dėl kokių priežasčių aš neminėsiu, tai kol kas nereikalauja viešumo, tai jin griuvo ir įsikūrė 2 fanų grupė, nes toj fanų grupė pirmoji nebenorėjo niekas būti. Įsikūrė 2, kas norėjo perėjo, realiai perėjo ten 95%. Ir dar gerokai pasipildė nauji žmonės. Taip, ir dabar 104 yra X-Sectoriaus. Taip, ir Panevėžy yra 1 fanų grupė. Tik 1 fanų grupė, kurie myli Lietkabelį, kurie daro dėl miesto, o kita fanų grupė, klaunai, kaip kitaip pasakyti. Ta prasme, būkit klaunai, ten aš tik tiek galiu pasakyti. Ne, tai matomės vis tiek, negali nematyti žmonių, bet tiesiog, kai mes pakalbėsime apie tai vėliau, bet kada tu atiduodi visą savo jėgas ir nebeturi jėgų niekam ir pasižiūri kitą fanų grupę ir matai, kad sėdi ten žmonės, ten, nežinau, nieko nedaro, sustriaukiam sėdi. Ne, tai žinai, atsiranda tų sėdinčių ir pas mus būna, ten viską, visų nesuvaldysi, bet taip. Noras ir tas iš tikrųjų yra didelis, kad nebemaišytų mūsų ir dėl to gimsta daug įvairių tokių vidosų, kad tiesiog mes 104, mes esame X-Sector fanai ir čia mes darom tos gerus darbus, ne kas kitas. Taip. Tai va, toliau pakalbėkim, žiūrėkit, labai iš tikrųjų smagu yra
tiek į išvykas važiuoti, kaip sakiau, daug jėgų reikalauja tas, bet, kiekvienas, matyt, turim tą savo įspūdingiausią išvyką per tuos metus laiko, gal, ar ne? Prisiminkim. Pradėkim nuo tavęs. Kokia tavo išvyka, pati pergalė? Visas? Visas išvykas yra vienok įdomios ir smagios, kad ir pralaimim vis tiek. Ta prasme, kelionė. Kas vyksta tame autobuse? Kas ten? Šokį po estradą. Šokį po estradą. Ypač po pergalių. Man. Po pralaimėjimo. O po pralaimėjimo autobus atrodo, kad ten net nežinau, gyvų nebėra. Ne visada. Pirmas 50 km. Paskui vėl atsipaldoja. Labai tylu būna iš tikrųjų po skaudžių pralaimėjimų. Pastinis toks skaudus pralaimėjimas, tai buvo visiškas duris į širdį Jonavoje. Jonavoje, taip. Ten... Jau po Šiaulių buvo smūgis. Realiai mes laimėm 17 taškų, mes ten jau išėję į ilgą pertrauką, ten lyderis diskutuojam, čia va sutvarkėm reikalus, tu grįžti, tada tu realiai praeina 2 kėliniai, 4 gali jau tu matai, kad tu pralošai varžybas, ten visų veidai priskreipė, tada tu vėl jas laimi, nes Kavleras iššauna 3 taškį. Ir tada jau ten euforija visi, aš ten atsimenu, mes vis laktam po tribūnus, vieni kitus, va čia apsikabinę, ten džiaugsmą kėlės, ir tu vėl praloši varžybas. Ir tada tu stovi toks, wow, kas čia buvo. Ne vienas žmogus pasakė labai gerą frazę, pralaimėjom laimėtas varžybas. Iš tikrųjų, aš irgi jau rami stovėjau, galvoju, 17 taškų, čia viskas gerai, čia tikrai jau laimėsim ir toksai smūgis iš tikrųjų paširdžias buvo. Ir kas iš vis, paskutinės kelias rungtynės, potencialą, tai aš matau komandų, kai yra atmetama daug taškų, yra vėl ten pasivyjama, su Šiauliais kas buvo, ar ne, Eurokapo varžybos, potencialų yra, bet, visokių tokių dalykų vyksta. Šiaip mes palaikom Lietkabelį. Man atrodo, Lietuvoje, gal Žalgirio Eurolygai ten panašiai, ten būna, jei į tas Eurolygas atkrentamasis neišeina dėl vienų pralaštų varžybų, bet Lietkabelį palaikyti Lietuvoje, tai čia yra net ekstremalu biškut. Čia visą sezoną laimi, gauni, ant galą bum, medalį va tokį užsikabinam, sėdim vasar, ateina kiti metai vėl tas pats laimi, gauni. Tas netikėtumo faktorius visą. Mes jau spalį pradėm kalbėti, ne, šiemet medalių nebus. Bet paskui, žinai, vėl išsirutliuojasi. Bet iš realiai komanda reiškia, kai reikia, padaro savo ir viskas. Pagadina nervą. Man labai daug gal prideda tie 2 veteranai pagrindiniai, kurie pas mus žaidžia, tai Lipkė su Maldūnu. Nes, jie jau daug metų pas mus ir, man atrodo, tiem jauniesiam krepšininkam galbūt puikus pavyzdys, atspirtis ir gal kartais įspiria į rūrą, kai reikia, kad... Matyt yra. O man tai, pavyzdžiui, tos rungtynės buvo, atsimenat, kaip važiavam iš Vilkų paskutinės, buvo, ne visai paskutinės, gavosi jų arenui paskutinės ir tada buvo to, ir kai nuvažiavo mūsų 54 žmonės su vienu autobusu, bet aš nežinau, realiai taip mūsų visų rėkiančių, aš negirdėjau dar, Ai, tada, kai mūsų balkoną įkišė. Taip, bet tada mes ištaškėm visą. Mes taip, ir to kelionė man tokia įsimintina, kad visi autobusas tylus, ta prasme, tik tai mes laimėjom, tai va tas ir yra, kad po pergalės autobusas tylutėlis, nes taip visus išsiuntė, visi taip atidavė visas jėgas. Mes visą laiką būdavom tribūnai, ten normalioj tribūnai ir tą kartą mus į viršų iškėlė į balkoną, gal tipo Vilkų fanus irgi keliam į balkoną. Čia arenų taisyklės, tai vos netoks, tai mus į balkoną, tai ir jūs į balkoną. Ir tada jau į sektoriečių biškį užgavas. Mes supykom jo, ten gavas taip. Mums kažkaip ten... Ai, neleido užsidėti. Ir išėjo tokį gerą dalyką. Jo, atėjus jau tada bandėm užkliuočių, neskliuokit vėliavas, nes čia reklamos mūsų važiuojančios. Taip. Ta prasme, jūs mūsų balkoną, kur anksčiau to nebuvo, jūs čia mums dabar vėliau užauga piktis, o tada išsprogdinam viską iš savęs, kiek galėjom. Taip, bet geram dalykui nebuvai. Ten reikėjo iš balkoną išeiti į lauką parkyti, tai ten laiptiniam, ten... Apsaugą dar vedžioja? Ne, nevedžioja. Mes apsaugą ten gal vedžiojam.
O man taip pat įsimintiniausia kelionė, tai ką matai pirmą dieną, kada buvo nuduota Lietuvos rytui, kai laimėjom, čia jau kai buvo finalai ir kelionė to namo. Nieko po šitos kelionės. Tai tada, išduosiu, tikrai publiką, nusivavo jau autobusas nuo mūsų džiaugsmo, džiaugiasi ir iš tikrųjų labai, pati smagiausia kelionė buvo, bet ten... Čibava, jūs nevažiavote, tik Klaipėdą prisimenu. Nevažiavom. 6 valandas. 6 valandas kelionės namo, Nevažiavom. muziką ant visą garsą, leidžiam ten per internetą, per YouTube, ką Jo. norim. Ten vos nešvieskės jau mirksi, visas autobusas šoka, visi darniuoja. Tai jeigu nori kažką nueiti, kažko pakalbėti iki galo, tai tu ten per pusę valandas pro visas ir paskui atgal reikia taip pat, va, ten šventėm. Muzikos ir kapotas. Bet mes tada, man atrodo, pralašėm, kai važiavam namo. Ir kapotas nukrito nuo Ten aš muzikos. norėjau Jo, jo, sakyti jo, 6 jo, valandas jo. dėl to, kad kažkągi pametė Taip, tenais. taip. Ten buvo Autobusą- esmė, kad autobusą organizuoti anksčiau išvažiuoti, kad ten ir jūrą aplankyti ir visą ką, bet praktiškai viskas laikas autobuse gavosi. Tai mes važiavom, Visokį nuotykį. sustojom degaliniai, atsigėrėm kavos, įsisėdam ir važiavom toliau. Važiavom 100 km, gal virš 100 iki kitos degalinės, sustojom, nėra variklio dangčio autobuso. Ką, vairuotojais pasimėtis, tai sakau, važiuojam atgal, ieškam, gal kažkur galės, ten matysim. Kitas tas, Tai jis dar taip sudėjo, rimtai, ar čia galim važiuoti, grįžti, tai važiuojam, grįžtam, tipo, paieškosim. Ir ką, minėm. Ir beveik prie tos pirmos degalinės radom, kur tai realiai 100 ir 100 atgal ir dar 100 vėl iki to tikslo, kur jau buvom nuvažiavę. Ten tokia įspūdinga kelionė. Nuotykį tikrai netrūksta, ir Ne. kuriuo iš tikrųjų būna viską, tikrai. O jeigu paliesti tą temą konfliktų, turime kažkaip esam turėję, ar Kaip mes daug žmonių realiai visada būna Būna. tas savo nuomonė, bet ne tie konfliktai. Bet šiaip Pas mus ne per minimaliai. algai kažką Bet tokio šiaip baisaus, jo. minimaliai. Neišauga į kažką rimtą, niekad nebuvo išauga. Nu dabar va realiai, kur buvo, realiai Šiauliuose varžybos, Ai, nu nu, mus biškį. biškai ten vienas šiaulėtis kalbino, ta prasme jisai ten... Bet ten net iš Bet mano ne, tai ten, atrodo. Ne, ten ten iš mūsų paprastas, nebuvo paprastas nei jokio, bet sirgalis. ta prasme, bet jisai ten paprastas ir galis laimėtas ir patys Per laimėjo daug ir dar prigerta, bandė, jo. žinai, prie mūsų prisikabinti, bet mes ėjom ir praėjom. ta Tai prasme. ten nesirgalis, Nu, ten gerėjas buvo. O šiaip tarp pas mus Ne, daug vakarėlių čia būna. Ne, ta Mes prasme. dabar čia, jeigu ką filmuojam X-Sector štabe, mes turim savo štabą, būstinę, kaip čia pasakyti, čia yra netgi ne tai, kad būstinė, čia yra Lietkabelio muziejus, jūs čia viską nematot, bet čia wow, visą laiką galite apsilankyti, pamatyti ir šiaip čia būna daug vakarėlių, daug suėjimų, mes čia švenčiam pergalę, švenčiam minim įvairias progas dienas ir pas mus nėra buvę nei muštynių. Net Tai nežinau, mes ar 100 aplamai žmonių kažkas, jo, ir daugiau. ar aplamai kažkas buvo, ta prasme, iki rimtai susiginčęs pas mus. Per tas metus laiką niekas nebuvo. Ta prasme, visi jaučia vieni kitiem pagarbą. Žinom, Žinom, kaip ir šeimoje padiskutuoja, net tam tikrai. jo, tai būna, kad išsiskiria, jo. Bet yra pas mus kaip ir asociacijai taisyklės, kurių reikia laikytis. Tu negali daug ko daryti dėl to, kad tą tvarką laikyti mes žiūrėtume. Ir kažkaip visi gerbė tas taisyklės, tas mūsų įstatus ir nieks čia nekonfliktuoja iš tikrųjų. Tikrai. Užtenka pasakyti porą žodžių ir nebekonfliktuoja. Taip. Nu, Paprastai visokių žmonių yra. Bet... Pagarba viens Bet ir su kitam. jau. kitais fanais kažkokių didelių problemų, net nesam turėję nuotykių kažkokių tenai, nesame su Linkėjimai Vilniaus rytui. Na, bet vienintelis. Ten, mes ten su su fanais, Šaliku buvo mes kažkas. su fanais neturim problemų, nei vienos komandos Jo. palaikyti. Rytas fanų neturi, ten žvėris, ten gyvuliai, aš galiu taip pasakyti. Ta prasme, jeigu nueina, tualete- pats ramiausias mūsų žmogus, sakykime, nueina į tualetą, nusilengvinti, jis atėjęs iš ten, sako, įbėga 3 iš manęs, ten mane pastumė, šaliką nuplėšė ir nubėga. Tai čia nenormalu, čia kokiam amžiui mes gyvenam, kas vyksta, ta prasme. Moteriškas pusės irgi galiu pasakyti, tai vat vienintelį, kur tikrai nesijaučiu saugiai, nes kiekvienoje arenoje galiu vaikščioti vieną, tai būtent vat, svečiuose. O ką man daryti? dabar toks irgi saugiai nebesijaučiu. Nes irgi turėjau, kad ėjom kelios į tualetą, tai vat reikėjo apsaugos iš savo vyro, nes, tiesiog, iškalbinė nesąmonė šneka, tai niekas ten, aišku, niekaip nepasibaigė, bet jo, yra biški tokių provokacijų negražių, tai pritariu Aurimui, o daugiau tai labai
gerai sutarėm, nežinau, aš irgi galiu papasakoti, kas man įstrigė Jonavoje pernai, mane pasigavo kažkokia moteriškė, bet grinai už fanų ir tiek mane išbučiavo, kad man paskui liko ant žando mėlyna ir balta. Aha, dar vis yra. Tai tiesiog liko atspaudas, nes jie išsipiešė ir tikrai moteriškė, jo, tikrai. Tai linkėjimai, jei nežinau vardą, jeigu tu žiūrė, tai linkėjimai. Atbučiuok atgal. Taip, pakalbėsim dar, tai va. Pasiekia bučinys. Tikrai draugiški, sako, Fuldat Kabel, čia jūs fainus, čia viskas tokia draugiška. Mes niekad nieko blogo nedarom, ta prasme, nieko neužkliu. Mes labai gerai sutarėm su Jonavos fanais. Galbūt čia dabar 90% žiūrovų nepatiks šis pasakymas, mes ir su Vilkų fanais sutarėm. Ta prasme, mes nepalaikom Vilkų, mes nepalaikom jų politikas, bet tie žmonės, kurie palaiko tą komandą, kurie jie myli, tai ką jie mums blogo padarė. Mes ir su Ryto, ta prasme, fanais, bet ne su tom ultrom, ta prasme. O paprasti fanai čia, kai buvo mūsų varžybos, va teko tą filmuoti video, tik aišku, ten gavosi, kad negalėjome kelti, nes ten mikrofonas nebuvo įjungtas, čia mano prapiska. Bet dabar taip, va dabar šūvė į galą mintį. Bet tas nepykanta Rytui, mums kaip Lietkablio fanam, tai vis tiek išsirutulioja nuo Žalgirio. Nu, ta prasme, tu iš senų laikų matei, kad ten mūsų visų kaip ir širdis vis tiek ir kažkiek su Žalgiriu, antrą komandą, kurią palaikom, tai ir Žalgiris, tai čia gal visų Lietuvos. Papildys aš tave, Žalgiris nėra Kauno komanda, Žalgiris yra Lietuvos komanda. Nu, taip, čia tarsi visi ją palaiko, čia jo, turim savo, bet... Ne visi ir fanai jaučiam. Ir kai matai priešpriešą būdavo žaidžia Žalgiris ir Ryto, tu palaikai Žalgirį, matai kaip to fanų grupės vienas prieš kitą. Tu automatiškai jau tas įgimta, kad, nu, nemėgsti tų rytpanių, nemėgsti Ryto, nu, tai jo, tai taip čia... Žinai, elgėsi taip, tam iš karto vėl apie tą patį atmuša. šalėtą, kai Šaliką paėmė. Jo. Tada mes dar cirką ten darėm, ten tą Šaliką ieškojom, neatsirand. Tai svarbiausia, jūs kažkaip tenai paliko, nes mes su Vidmanto sesija išėjom prie autobusų ir dar viena mergaitė. Ir mes laukiam, vairuotojas jau išėjo parduotuvę, nes mes kažkaip išėjom ir galvom, kad jau visi išėjo, o ten jūs kažkaip neišleido, ten duris uždarė, ten kažkaip... Mes neėm iš tribūnas, mes pasilikam tribūnai ir apsaugai sakėm, kad kol neatsiras mūsų Šalikas, mes neįsim. Tai tipo, kaip čia mum atrast, kad čia ką čia, nu jie net nenorėjo, kad sako, mum yra svarbu, nes tai ir mūsų komanda Šalikas, jis yra kaip čia ne tai, kad Šalikas, mūsų simbolis. Sakom, žiūrėkit vaizdą įrašus, kas paėmė, jau čia nuo antrą kėlinio, man atrodo, prasidėjo. Žiūrėkit, kas paėmė, ieškokit to žmogaus, mes neįsim namų ir tada visi išėjo, likom mes vien tribūnų ir sakom, neįsim, kol net neš mums Šaliką mūsų. Tai tada atvažiavo policija, riaušių policija. Tai ten, oi, tipo, kaip baisiausi nusikaltėliai, žinai. O tiem, aišku, čia tie rytfaniai nežiūrės šitos mūsų laidos. Bet tie, kur paėmė Šaliką, norėčiau linkėjams perduoti. Ateik dabar, kaip mes būsim Vilniui dar kartą, paimti tą Šaliką iš mūsų. Dabar žiūrės. Jau padresnė. Tai ten jau, žinai, buvo kaip buvo, žinai, bet tokie dalykai tikrai yra labai nefaina. Tai gyvenkim draugiškai, kiekvieną, žiūrėkit, kaip kalba krepšininkai tarpusavio, ne? Nu, arba vat, kažkokiose podcastuose ir sako, nu, come on, nu, tai ten jūs ten apsistundėt kažkur, ne? Bet čia yra krepšinis, čia yra žaidimas, kažkur apsistundėm, bet gal gyvenime mes draugai. Čia ir čia taip pat, okei, palaikom savo komandą, mes atvažiuojam su tikslu. Nu, ar čia reikia kažkokių tų drakių muštynių, ar įrodyti, kad čia kažką, nu, ne. Mums tai iš vis tai neaktualu. Ne, visiškai neaktualu. Mes ne ultras, jo, mums geriau kažką geras pavyzdys Jonavoje, kai buvo, kai ten beveik mes laimėjom, paskui jie laimėjo ir visi fanai vis tiek mums irgi ploja, mes jiem plojam, mes fanai. Paskandavo, ta prasme, išėjai kiemą irgi sako, jo, apsikabinom, pergalė, sako, netikėta, bet ta prasme, maladėts. Mes su Jonavos fanais labai glaudžiai bendraujam ir dovanom apsikeičiam. Mūsų vėliava kabo. Taip. Va tada, kaip mes praeitais metais, jie patys užmezgė galbūt su mumis tą pirmą ryšį, mes jiem padovanojom vėliavą, dovanų tai buvo 2 rankos, vienoj pusėje Juventus fanų, Cibeta fanų vėliava ir rankos, o kitai pusėje mūsų, jos sujungtas ir padovanojam, realiai jau metai, nu beveik. Taip. Ir dabar mes buvom praeitą savaitę nuvažiavę, jie mūsų vėliavą iškėlė. Ir jie atsiveža visą tą vėliavą, jo. Žiūrė, ta prasme, gera, nes matai, kad jie žmonės gerbė, kad
Nu, malonu, žiauriai. Faina, Nes pas juos irgi lygiai taip pat, pasižiūrėk, vaikai, šeimos Jų nariai, ta daugėja, prasme, jų daugėja. Jo. Nebe 10, kaip buvo ten pradžiai. Nu tai rezultatai geriai ir jų daugėja. Tačiau tą mačiau visur taip ir kaip pas mus Panevėžy nėra tiek daug gausiai susirankančių, tai dėl to, kad neturim tiek daug skambių pergalių. Jeigu, nu čia jau elementarai aišku, kai yra pergalės, tas paprastas žmogus labiau susidomės ir dažniau ateis. Kai mums, nu, šiuo metu išvies gan sudėtinga situacija, aišku, mes tikimės, kad viskas pasitaisės. Tai ir tų žmonių negalim tikėtis, kad jų daug ateis pažiūrėti kaip. Bet tie patys visi eina. Mes laikysimės. Muša būgną. Ne, aš ne apie fanus kalbu, ne apie fanus, ne. Čia apie paprastą žmogų. Fanai, Ta prasme, yra tas, kad mažėja. Yra, šiek tiek. ta prasme, mes fanai, tai mes eisim, ar 100 pralošim, Bet iš mūsų ten 260 žmonių, ta prasme, pasimato irgi. Kai daug pergalių daugiau norinčių, kai mažiau tada Jo, jau biškį yra neberanda laiko. laiko. O tai aš abejoju, kad kažkur kitur yra priešingai. Ne. Dabar jeigu yra GVB, sakykime, fanai Žalgirio, tai ten Žalgiris Eurolyga dabar turėtų 9-0 seriją vien pralaimėjimų. Aš nelabai tik, kad jie tiek pat irgi ten sudomintų žmonės, kiek dabar sugeba sudominti, nes dabar kaip pažiūrė, kaip ir ten Stonkas kai veda, tai ten kyla, ten viskas. Ar reiks greit arenos naujos Na, didesnės? tikrai, va, kad ir pernai paimtų tą patį Žalgirio areną, tai irgi būtų podcastuose, kad problema, kad žmonės nesistoja. Bet, nu, tiesiog irgi atidirbtas dalykas, faktas, kad tai komandai tikrai sekasi, jie yra, nu, wow, nu, ant bangos. Tas irgi faktorius, kad, na, būna soldautai ir panašiai. 17 lemonų duotam, Ne, gali ir tai mums mes kalbam, žinai. sektas ir mums tada. Gal tam ir grožis, kad vis tiek sugebam, kad ir tą pačią LKL viršnytėse būti su tokiais, nu, tikrai, nu, ne per didžiausiai, žinai, to biudžeto. Tai būtent, kad Bet jeigu pasiseks, kada dar tuos dedulės iš arenos pakelti, bent jau atsistoti ir paploti ir kažką pabanguoti. Tada jau būsim pasiekę viską. Bet jau žiūrėkit, turim paskanduoti į lietkabelį, tu myli, tai suplok. Nu pradėjom. Jau pradeda. Nu pradeda plok, nu bent jau Jau vis banga, kažkoks, bet žinai, pradeda. jau kai kurie pirštinės nusiema jau, jau taukštą Jis daro. jau nusiema kartais. Nu, Jo. Panevėžys, nu, pas mus nėra tai jaunimo, gal iš tikrųjų tiek daug, nu, nėra, gal sunku pritraukti žmonės. Yra tos problemos, tikrai mes irgi su Vidmantu esam patyrę su abonementais, anksčiau eidavom, kol sektoriui nepriklauso ir kada iš tos emocijos bandai stotis, bet stotis ne vidury rungtynių, bet tarkim ketvirto Kaip kėlinio, nepatogu, trečia, mums tai patogu, bet tu gauni iš kepurės per galvą, kad atsisėstum, Jo. nes tu nes nebemato tie dėdė. Tas tai būna, aš eidavau kartais, nu, kai dar fanus net nepriklausiau, eidavau su bilietais, tiesiog tai būdavo, ten, nu, Taip, geras rytas, taip. tu pašokį, sėstų man užstoji, žinai, o jei tu kur tu Jo. atėjai, teatrą, tau čia teatras, kas Tai spektaklis. teatrė ir tai kartais atsistoja, žinai. Priek ir pabaigoje bent jau čia, žinai. Yra tų dalykų, yra tų mini problemyčių, žinai, bet, nu, kaip pasakyti, viskas gerai, jeigu komandai seksis, mes tai tikrai būsim, palaikysim ir širdį atiduosim, tai čia be kalbų X-Sectors, nu ir žmonės bandom uždegti, va, ir tokiais ir pasikalbėjimais, ir kalbinam ir arenų, ir visai kaip, taigi mes ne dėl savęs, mes dėl komandos, tą darom iš tikrųjų. Tiek atėjęs Jonui, nu, ta prasme, didesnis yra autoritetas tiem jauniem krepšininkam. Labai žinomas Jonas, sakykim, žmogus, ar ne, iš negu tikrųjų. Purlys, ta prasme. Bent jau čia mano tokia nuomonė. Jo, gal su visą pagarbą Martyną, aišku, labai daug gero padarė. Jo, bet jisai supranti, kada Ypač- jisai žaidė nelabai... Ypač kaip fanam, tai jisai davė viską, kiek tu galėjo ir jau daugiau, man atrodo, nebuvo galim tikėtis. Tai jis mano yra aplamai gal vienas gerbiamiausių krepšinio žmonių Lietuvoje, nes su juo visą laiką buvo galim susitarti, jis visą laiką išklausydavo, sprasdavo. Tas pats mūsų fanų klubo kūrimas buvo per Purlį. Jo, Taip, Purlys. tas- Mes Purlys. pasiklausėm, ką daro. Jo, kai buvo ten tie niuansai, buvo papasakota Purlys, iš karto Martynas pasakė, gerai, darykit savo. Palaikymas buvo. Jo, mes kai padarėm, tai va, padarėm, labai rimtai viską padarėm, bet va kaip ir Vidmantas sakai, Jonas, jis yra, nu, aš ir vakar tą patį galvojau, ta prasme, ateina Jonas. Jonas, Mačiulis, ta prasme, jis yra, Tėvukas buvo Taip. jaunimas. ta prasme, aš augau ten paauglystė, jau ten
Jonas, ta prasme, Jankūnas, Mačiulis, Šaras, Kleiza, yra čia Macijauskas, Jankunstas, yra jie mūsų kartos dievukai. Ta prasme, jeigu ateinant Jonui, jaunimas netiduos pagarbos jam ir nesistengs pasirodyti prieš jį, tai kas tada turi Kam ateit? Gerbiamas Sabonis, bet jis jau nebėr kam ateit. Čia ta prasme, Šaras, Jonas, čia tos kartos žvaigždės. Taip, ir aš galvoju, kad vis tiek, sakykime, ko šitai komandai trūksta, tai to ir trūksta kažkokio vieno tokio ar žaidėjo, o gal net sakau, užteks ir va to, kad Mačiulis ateina ir, tokio gerą spyrį į subinę, kad pradėtų žaisti. Nes jeigu, pavyzdžiui, kaip dabar tos 3 rungtynės buvo Rupštavičiaus ir jis jeigu šitai paeina, aš galvoju, kad dar atsiras prie jo prisijungs kažkas, po biškį prisijungs irgi gerai pradės žaisti. Tas ir pats Kovliaras. Kovliaras, sakykime, Maldūnas, Lipkevičius tikrai nežaidžia to krepšinio, kurį jie sugeba. Taip, tai aš galvoju, kad ir imkim Danielį Lavrinovičių. Taip, Danielis. Tuo prasme, jis tikrai, jis net nuo pat pradžių, dar nuo sezono atėjus, kai dar traumas neturėjo, jis neparodė, ką jisai galėjo ir ten, sakykime, kelias rungtynės Žalgirėje parodė, tai tikrai jis dar to neparodė. Tai... Aš atsimenu, kaip Danielis žaidė Kėdainiais. Tai jisai ten buvo bomba, jis ten kažkas tokia, ta prasme ten ir jį nupirko paskui Žalgiris, tai nikiek to nesistebėjo, nes, Žalgiris sugadina į tą. Ne, tu vat iš tikrųjų, jeigu jisai būtų... Tu prasidėk ant suolo tiek laiko, ta prasme, tu ten šachmatais gali pradėti žaisti. Bet ir dabar, kai pasiklausai, ar ne, bet ir kitų podcastų, ir apie tai ir kalba, kad labai svarbus to krepšininko pasirinkimas ir geriau ateiti į tokią komandą, kur tu gali. Daroma labai didelė klaida, kai tu esi Kėdainis, tu esi jaunas ir tau pasiūlo Žalgiris, tai aš taip įsivaizduoju, kad tau gali atrodyti, kad tu čia dabar aukštam lygiai ir tu čia jau žvaigždė. Pavyzdį galim gerą duoti Deividas Sirvydas, kuris atėjo pernai žaisti Lietkabelį, tikrai daug kas stebėjosi. Valio, labai geras sprendimas. Deividui labai panaši situacija, buvo jis išvažiavo į Ameriką, žaisti NBA, ten realiai irgi iš suolo turėjo šildyti labai daug laiko, tai žmogus gerai laiku suprato, dabar jis grįžo, nusileido, sakykime, tą savo gal kartelę į Lietkabelį, čia parodė, kas aš esu iš tikrųjų. Europą. Ir dabar Žalgiris vienas iš lyderių. Bet tai tu nuveini tokią komandą, tu faktas, kad tu galėsi iškilti iki lyderių ir tu rodyti savo tą žaidimą, būsi tu prie tų ir tada faktas, kad tau atsidarys, ir kiti keliai, jeigu tau pavyks to lyderių. Čia ir nuo charakterį musės dabar, pažiūrėjau, kaip Sirvydis žaidžia Žalgirį, tai ta prasme, šiandien dieną jis tokių pasiūlymų gautų, man atrodo, iš ne vieną Europos rimtą klubą. Kad, gal net MBA kažkada vėl jį atkreips dėmesį. Ir nepasiteisina, sakė, jis į Žalgirį, jisai sėdės ant nesėdė ant suolo, jisai žaidžia, jisai tai matai, tas sėdės, tai čia tie galbūt mūsų konkurentai, Tiškevičiai ten daugmaž jie tenai prognozavo, kad Sirvukas sėdės, bet man atrodo, kai jau Sirvuką, kai pasirašinėjo, galbūt jau buvo apsitaręs ir daugmaž savo minutę žinojo, nes aš netikiu, kad toks protingas ir gabus krepšininkas eitų vien dėl to, kad ateik į Žalgirį, tu nežinai savo rolės, ar tu sėdėsi, ar tu žaisi, aš nemanau, kad būtų jis. Man teko girdėti ir iš kitų, iš kolegų. Čia kaip čia moters pirtise sako, žinai, kad ten... Jo agentas yra žiauriai geras ir turbūt tą laiką Žalgiryje, viskas rašyta, ta prasme. Faktas, kad taip galėjo. Bet geras jis Sirvydis. Nereik paklausti. Paliko pėdsakę, ne, iš tikrųjų, tikrai. Tai moteriam, tai kur ten nepaliks? Ne, tai aš tai... Bet sakykime, bet greičiausiai, jeigu taip prisiminus Lietkabelį visą, aišku, ten gal pagal statistiką ne, bet šiaip pagal viską žiūrint, tai gal Sirvydis toks, sakykime, didžiausia žvaigždė buvo, ne? Nes neaišku, kas jo dar laukia, ta prasme. Šiaip Lietkabelis daug buvo. Turėjom tų žvaigždučių tokių. Jau tikiu, Ne, tai aš apie Lukauskį net nekalbu, jau ten jau... Sirvydis galbūt tas, kuris bus. Ne, tai aš ir kalbu, kad jisai bus, jeigu pasieks tą savo, kaip ir visi kiti tie žvaigždūnai, tai pasieks, tai tikrai bus, bet
Bet jo statistika tikrai buvo nebloga. Labai gerai. Eurokupegi vienu metu net naudingiausias žaidėjas buvo tapęs jau. Tik tiek, kad mums anksti teko užsidaryti Eurokupą. Šiemet gal neužsidarysim taip anksti dar, mes vis tiek tikim savo komandą. Pakilsim dar viskas, kaip Feniksas. Taip, ką norėjau sakyti, kaip Feniksas iš Pelenų. Faktas, kad su Martyna išėjimo ir mes patyrėme nešoką ir visą kitą, bet iš to pasirinkimo kokią, tai kol kas jisai tikrai turintis mums potencialo ir vilties ir viskas čia turi būti gerai, tikrai neblogas pasirinkimas. Tikrai. Bet gaila, Martyna. Faktas, kad gaila. Tikrai čia Aurimai gal daugiausiai bendravai, bet tikrai nepaslaptis. Tos permainos vis tiek baugina, atrodo, kad ir gal išeis į naudą, gal kažkaip, bet vis tiek, kai tu gali dabar... Ne, kai tu 5 sezonus išėlės, sakykime, su Martynu mes kabinamės. Taip, mes turim 11 medalių. Kabinamės medalius ir tas žmogus, kuris tau kabina, jis išeina, žinai. Taip. Tai ta prasme, tu jautiesi nesaugiai. Taip, baimė yra tokia. Nesaugumo jausmas, bet tikėsi iš to, kad tas, kaip sakau, aš jaunystėje vadindavau žvėris, žinai, nes jis toks buvo, tai gal bus gerai. Bet kartu, žinai, ir tas vis tiek norisi, kaip pasakyti, daug kas tą kalbą ir mes gal matom, tų pokyčių gal kažkur vis tiek reikėjo daryti, gal nesitikėjom, kad šitoj vietoj vyks, bet pokyčio kažkokio reikia. Nes daug metų gavosi toks, kaip ir pirmai tu minėjai, Aurimai, kad Lietkabelis taip ir viskų finale taip, tai žinai, tikėkime, kad nebus taip, kad varom aukštyn ir finaluose krentam į dugną, bet reikia, tai reikia. Bet daug lengviau tą trečią vietą buvo pasimti, kai buvo Rytas Žalgiris ir Lietkabelis, tai tokie pagrindiniai varantis. Kad atsirado Vilkai ir šį sezoną, tai... Šį iš visų maištas. Mėsmalė tokia užtat ir dar Utenos jų lentas, tai... Neptūnas. Pasimušimas bus šiemet. Ir tą patį Jonava ir Šiauliai, pažiūrėkit, visi ten per vieną, per kitą pergalę, kaip anksčiau būdavo, prasideda, baigėsi vienas ratas ir viskas, ir ten 4 tos komandos, o daugiau visi ten kitas eina. O čia dabar ir tas netrodo, kad dabar Lietkabelis turi 5 pralaimėjimus, kažkas labai baisaus, ne? Nes kai visa lentelė, realiai ir pats Žalgiris turi 2 pralaimėjimus, Rytas turi 2 pralaimėjimus, tai realiai ką? Žalgiris Rytas gauna nuo Vilkų ir dar 3 ratukai, žinai, ir pažiūrėkit, turi po 5 pergalės, o mes laimim, ne? Ne, LKL tankėja, tikrai... Bet kartu ir įdomėja, žinai. Taip pat, tai yra laikas kažką daryti, kad, žinai, nebėra tik tai Rytas, Žalgiris ir mes. Nėra silpnų varžovų. Taip. Ir atsiranda vis tų kitų komandų, kur negalvotum, kad jos stiprios pasirodo. Opa, žinai, jau aplikė. Tai važiavom į Šiaulius, sakė, Šiaulius laimėsim garantuoti, va jums. Aš nesakiau. Tu nesakei jo. Kaip tu galėtum pagalvoti, kad toks klubas kaip Lietkabelis, mes ypač dar iš fanų pusės, kaip žiūrim, tai čia net nesudvėjotum, kad mes galim nelaimėti. Jonavoj, tai ten plus 17, tu ten jau sėdėjom, reikalus sutvarkė. Jeigu būdavo ta tokia tendencija, kad važiuojam į Nevėžį, į Kėdainius žaisti su Nevėžiu, tai gaudavom. Keli sezonai būdavo, kad žiūrėk, kokiam ratuke buvom ir gaunam. Tai dabar realiai važiuoja ir nežinai, kas laukia. Labai. Nelyginant. Svarbu, ar Šiaulė ar Nevėžys. Tai tą ir noriu pasakyti, kad... Nelyginant Eurolygos, aišku, su LKL, bet, kaip vietinė fronto lyga, tai labai pasikels viršų ant lygio, ant stiprumo, tai... Ir kiekvienais metais vis atrodo, ne, lygėjo. Mažai dar yra. Mažai dar turi. Taigi šiandien skaičiau, 2 žaidėjus pasipildė lietuvis. Šešką išmetė. Šešką išmetė, bet 2 lietuvis pasiėmė. Ką Šeškas dabar veiks? Pakviesk. Irgi, aš toks jautrus, žinokit, krepšinį. Priejau man tą Šeškus. Prie sektorius pakviesk. Jisai kažkokį vis tiek turit kažkokį gerą. Aš net man irgi Šeškas linkėjimai tikrai labai fainas žmogus, gal žiūrės netyčia, neturi dabar ką veikti. O sakys. Kažką tiek Jo, visokių tokių permainų, ar ne, įvyksta. Žiūrėkit, dar labai svarbus dalykas neapkalbėtas, negalim savo Gabą Maldūną nepaliesti, ne? 500 varžybų,
Čia žiūri, pas mus komplektuojas geležinė komanda. Nu, tai va tas ir yra, čia ta jau etiketė geležinio žmogus prilipo ir iš tikrųjų mes su Vidmantu kalbinam arenai žmonės ir klausim, sakom, nu ką daryti, kad tų traumų būtų mažiau ir buvo vienas atsakymas, imkit pavyzdį iš Maldūno. Tai va iš tikrųjų, mes ir jo pačio klausėme, ne, kas yra, kaip tau čia taip išeina, nu tiesiog va. Jisai žiūri prisižiūrintis žmogus, jisai labai mitybas visą žiūri, savo reguliuoja, labai dirba savo kūnu, tai 500 varžybų niekada nepraleistas nei vienas. Dėl ligų, dėl traumų, dėl nieko. Ta prasme, dauguma, čia tipo, va, normaliai, bet jūs įsigilinkit iš tikrųjų, ką tai reiškia. Čia kontaktinis sportas. Jis iš vis LKL, realiai, kiek jisai žaidęs LKL, jisai visas rungtynes žaidė. Viena mūsų iš X-Sector asociacijos vadovų, valdančiųjų, kurių pas mus yra keletą, tai netgi daug tokią sampratą, sakau, žiūrėk, sakau, įsivaizduoji, ką reiškia 500 žaisti, nepraleisti nei vienų, sakau, žiūrėk, pavyzdį aš tu pasakysi, sakyk, dabar įsivaizduoji, kad tu 20 metų dirbi darbę ir ateina tavęs kolektyvas sveikinti, sveikinam, tu 20 metų išdirbi. Sakau, bet apvers dabar, jeigu tavęs ateit sveikinti, sveikas, mes tavęs sveikinam 20 metų išdirbus darbę ir nei vienos darbo dienos nepraleidai. Tai jisai sako, obo. Ta prasme, tu kai įsigilini 11 metų yra krepšininkas, žaidžiantis ten 12-11 ir nepraleis nei vienų varžybų, nei tau kažkokia nelaimė, nei tau trauma, nei tu susirgai. O nesi niekad skaičiavęs, kiek 500 varžybų yra, kiek sezonų čia? Tai aš sakau, jis apie 11-12 metų čia susidėti. Nes jis realiai LKL, visas, kiek buvo žaidęs LKL, nei vienų nepraleido. Nu, jis šiaip nepraleido niekur, jis nei Eurokupė nepraleido niekur. Jis profesionaliam karjerė atėjo pirmas jo varžybas, einam pažaisti ir jis kitą varžybą. Nei vieną nepraleido, nei vienas progas. Tai jeigu taip iki karjeros pabaigos, tai aš nežinau, čia bus musėt vienintelis toksai. Tai šiaip dabar nėra, bent jau mes neradom tokios statistikas, ar jis aplamai nėra vienintelis toks pasaulyje. Nes kad Europoje antra tokia nėra, tai tikrai turbūt nėra, nes niekur neradom. Pasaulį ten sužiūrėti irgi sudėtinga. Ta prasme, 500 varžybų sužaista, tai čia fakt, čia nieko stebuklinga. Ten, daug kas ir sužaidys ir daugiau, bet iš eilės sužaidys ne vienų. Bet, žinai, kas man keisčiausia, tai kad jis nėra iš tų, kad, žinai, būtų toks, kad ramus ar kažkoks, žinai, ta prasme, žaistų ten, bet jis kovotai, jis griūna ant grindų, jisai, ta prasme, atima dėl to kamulio, kovoja ir viską, ir, ta prasme, Būn, kai reikia labai pamušą įmetą. Ir tai, bet, turiu menį, griūna, ta prasme, tai didelė tikimybė, kad tu jau griūni ant grindų, kad tu gali susižeisti, tai... Nebijo to, dėl to ir nėra. Aš tai labai aurimai pritariu, man tai atrodo, kai tokį dalyką stebim, tai negalėčiau nurašyti vien sėkmiai ar kažkam, tai aš įtariu, kad tikrai yra įdedama daug darbo į tai, kad tu jau matai, kad tu tų rungtynių nepraleidi, matyt, maks svarbu tas dalykas yra ir tiesiog investuoji į save, kaip tu sakai, mitybą, tam tikrais pratimais ir tiesiog vidinė ta žmogus motyvacija ir viskas susideda. Ir aišku, matyti ir sėkmės gal irgi, turbūt yra, kad taip gaunasi, žinai, ne. Iškim apie rekordą, kur čia visiems buvo, kad Lietkabelio fanai, sektoriečiai, šaliką mesgė, ne, kažkas tokio, atrodo, du labai skirtingi dalykai, bet pradėkim nuo pradžių ir kaip čia ta idėja gimė ir kodėl mes iš vis tą dalyką darome. Kaip tas 1650 atsirado? Su to šaliką geras buvo, mes turim tokią X-Sector fanę, Lietkabelio fanę Rėdą Karaliūnę, kuri labai iniciatyvus žmogus, kuris mūsų štabą papuošė per visas vakarėlius ir dovanų visiems priperka. Kaip yra, mes neturim kažkokio biudžeto didelio, mes viską darom iš savo pinigų, kiek kas gali, kiekvienas žmogus, kiekvienas fanas investuoja, kiek kas gali tą visą X-Sectorio veiklą, kas ir nepaslaptis. Rėda labai daug investuoja su savo prizais ir prizais, diplomais ir nominacijom. Ir jin pavasarį prie manęs arenai ir sako, jinai man, Aurimai, mesgam šaliką, ta prasme. Mesgam šaliką,
kurį apjuosim 104 sektorių, ta prasme, aš sakau, apjuosim, tai kokio ilgumo ta šaliks turi būti, kad apjuostume fanus, žinau, čia jau rimta atrodo. Nu, sakau, gal ir mes gam tada, jeigu jūs norit iniciatyvą rodo, tai bandom kažką čia, tipo, panaudosim, kažkur pasipuošim, kažkur pademonstruosim. Nu ir tam žmogui tokie žodžiai. Prieš tai atsirado žinutė, kas gali pamatuoti, kiek yra aplink Cido areną. Ne, dar aš pažiūrėjau, tada kažkas pamatavo. Ne, buvo aš pažiūrėjau 104 apjuostą. Paskui jas ten pradėjo mėgsti, ten jau susikūrė tas mezgėjų grupelė, kuri paskui įsitraukė vis daugiau žmonių. Tada jau prasidėjo diskusija, blemba reik varyti tol, kol apjuosim, kadangi Panevėžio arena ir trekas, tipo ant treko, kad išmėgsti tokį, kad apjuosi. Čia jau buvo, wow, ta prasme, aš gal ką jūs darot, kaip jūs numėgsit tokį šaliką, kur visą treką taką mes galėtume apjuosti, ta prasme. Apetitą sauga bevalgant, žinai. Tai jie ten mezgė, aš prie to mezgimo tikslinė prisidėjau. Mezgė, paskui pradėjo čia atsimenu kalbos, tai koks šiaip yra Lietuvos rekordas, žinai. Ta prasme, mes ten paguglinam, koks tas Lietuvos rekordas. Ir ten buvo 1, 2, kažkiek jo. Raguvoj, man atrodo, dar kažkur atpačiu. Ir tada atsimenu, bišta mintis atšoka, ne, mes gam rekordą, nes čia ryškiai per daug. Bet vasaras įgoj mezgė, ten tos materytės mūsų ir vyrukai kai kurie. Linkėjimai Giedriui Žukai. Sektoriaus mezgėjas. Jo, mezgė ir paskui jau liko ten kažkiek jau iki sezono pradžios. Tada pradėjo domėti, kiek čia suskaičiavom. Kad nebedaug iki rekordą, bet tada mes įsekėm su rekordą agentūrą ir atsimenu buvo ne Lietuvos rekordas, kad pasiekt buvo pirminė mintis, o kaip ilgiausias fanų šalikas Lietuvoje. Tai sakam, davai kilometrą ten numesgam ir čia bus ilgiausias fanų šalikas. Ir jau likus ten savaitį iki to matavimo ilgiausią šaliką, nes tai buvo derinama jau gal 2 mėnesiai prieš, kad viskas oficialu, ten ir Čiaponis buvo, tipo įtrauksim į rekordų knygą. Ir likus savaitį, žiūrim, kad mums nebedaug trūksta iki Lietuvos rekordo. Tada ten naktim ir... Ten iš vis gavosi, kad realiai ten vasaros jau galas buvo, ten buvo gal dar kokie tik 500 metrų. Ir paskui ten per tą mėnesiuką, kaip dėjo moterytės, tai dėjo, ta prasme, normaliai, žiūriu, 7-9 tūkstantis kilometrų. Aigi dar mintis buvo, kad su Panevėžio gimtadienis, ir tada link gimtadienio dar tik... Taip, ir paskui žiūrim, kad čia daugėja, visi siūlai visam Panevėžy ir Lietuvoje išpirkti buvo Borta Balta. Borta Balta siūlai, ten tikslių deficits buvo, visas įmonės bankoj pakeltas, visas partuės, vis prekiautai, nes tokia masė siūlo, tai čia nebuvo. Šalikos sujungimas irgi, ten kiek mes, 2 dienas naktis? Taip. 2 dienas naktis, taip realiai. Jungiam, sukome tą, žinai, išpūlę. Nes visos suvežė, visos ir visi tokias dalis špūlės, kas kamolius, kas iš vis gabaliukais ir iš to turėjo gim produktas. Aš irgi tiesiog mezgiau, prisidėjau šiek tiek, tai ir Vidmantas atsimena, kaip... Irgi mezgiau. Šiuls viniojim. Aš irgi pabandžiu, žinok. Tai va, iš tikrųjų įsitraukiam ir man tai pradžiai, žinokit, atrodo, galvoju, kam čia vat yra kaip ir Lietuvos rekordas, kam čia ko, bet iš tikrųjų taip gražiai Reda tą mintį išrutuliojo ir taip užmotivavo ir pati tikrai mezgiau, nors nežinau, gal tik tai mokyklai kiek išmokinta buvau, tiek ir teko. Tai dabar klausimas net, čia to per LRT, man atrodo, laida kažkokia. Jo, buvo apie Lietuvos rekordą. Tai. Jo, ir ten dar buvo įmėtę mūsų nuotraukas, ten Redos Karaliūnės nuotraukas. Bet šiaip didelis ačiū Redai už šitą iniciatyvą, nes, čia bomba. Įsirašėm istoriją, jo. Ir šiaip aš net nerekomenduočiau kažkam pabandyti jūs aplink. Redas sutiks, bus šakės tada. Mes nepasiduos, mes vėl varysim. 3 mėnesiai Lietuvos rekordas, Reda jau žiūrėjo, koks ir pasaulio rekordas, tai ten 5 kilometrų. Tai jeigu kažkam suknėties rankas pagerinti Lietuvos rekordą, mes šausim iki pasaulio su Reda, tai... Net nebejoju. Net aš išmoksiu. Net nebejoju, kad Reda tikrai numegstų ir pasaulio rekordą. Ten tas žmogus mūsų
mūsų ambasadoriai, X-Sector ambasadoriai, nu, tai stipriai mes ten su jos palaikymu, jos motivacija stipriai pasirodėm, stiprų darbą padarėm. Nejakaukit su ją. Su ją ne. Ir aišku, visą laiką galim prisijungti prie X-Sector fanų, niekasgi nedraudžia. Tikrai nedraudžia ir ta gražia gaida, iš tikrųjų daug labai dalykų pavyko apkalbėti, tai manau... Jeigu sužiūrės, kiek turi sužiūrėti, kad mes antrą kartą čia susėstume. Nu, nusprendžiam, kiek turi persijos, nesakykim daug, nes mūsų YouTube sekėjai 400 žmonių, žiūri viskas. Ne, 20, tai aš pats peržiūrėsiu. Realų reikia, nežinau, 1000. 100 laikų. 100 laikų. Kiek peržiūrė? 1000 peržiūrų. Nu gerai, 1000, sabu, ne, nu ką žinom, tu... Ne, nu gerai, 1000. Nu 1200. Negirdėt. 1000 peržiūrų, 100 laikų. Daug. Mažink skaičiai nesurinks. Nesamaškainis. Samoška ne vien pareklama. Ne, davai 1000 peržiūrų, 5 laikų. Ir mes vėl susėdam aptarti aktualijų. Nesurenkam, jums neįdomu, jūs nežiūrit. Mes nusišnekam, mes to nebedarom. Mes daug projektų turim ir krepšininkus kalbinam, ir Eglę su Vidmantu kalbina arenai žmonės, mes stengiam įtraukti, šviesti, parodyti kažką įdomaus. Jeigu čia neįdomu, ką mes pezam, tai mes to tiesiog nedarysim. Bet jeigu 1000 kartų žmonės peržiūrės, tai jau mums šiokia tokia motivacija. Nes mes neturim daug sekėjų, jeigu turėtume ten... Kiek 500 dabar, man atrodo. Nu, jeigu turėtume 5000 ir 1000 peržiūrėtų, tai jau liūdna būtų, bet kai turim 500, jeigu 1000 peržiūrėtų, tai jau žiūrėsim tą video, juoksimės su save, žiūrėsim, vaikiukai. O dabar kosme, žinai. Tikiuosi nieko neįžydėm, tikiuosi nieko blogo labai nepasakėm. Antrą Lietkabelio fanų grupę įžydėm, tai ir norėjom padaryti. Galimai. O ką žinau? Jeigu bus įdomus įsižies, mes daugiau užkulisį turim ką papasakoti. Ane? Taip, kad pasiekite mus. Palaikinkit. Parašykit komentarą. Ir ko jūs čia, burekai? Čia buvo kitaip. Aš pamiršau, suprantu. Pabandam iš naujo. O, ką man reikia sakyti? Pasidalint su draugais. Ai, pasidalint, aš galvoju visą laiką. Ką man pasakyti? Mes šitą nekirpsim, bet iš naujo sakyti. Taip, kad pasiekite mus. Palaikinkit. Parašykit komentarą. Pasidalink su draugais. Ačiū Jums, iki buvo čia Vidmantas, Aurimas, Eglė ir Vitukas. Kokie ten mūsų naujas skanduotė? Lietkabelis komanda, kokios daugiau nėra. Ir niekad nenustosim mes palaikyti ją. Mūsų širdis plaka visų vienu ritmu. Mes niekad nenustosim mylėt bordo baltų. Ole, 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 ole.